Darbas su grafikais. Nueiname į Insert meniu, yra Insert Chart. Paspaudžiame ir suformuoja grafiką. Galima aišku rinktis grafiko tipą. Gali tai būti ar tai skritulinė diagrama, ar tai linijinė, ar tai taškinė. Tiesiog pasirenkame pagal savo norus. Tai va kūginė ir čia yra lentelės meniu. Čia yra sudarantys lentelę duomenys. Čia pavadinimai, tai galim pasirinkti, tarkim, pirmi duomenys. Galima pasirinkti, kad tilptų viskas čia. Antri duomenys. Ir pogi treti duomenys. Galima, aišku, pridėti ir daugiau ir taip toliau. Ir čia pagal skaičius atitinkamai viskas keičiasi lentelėje. Čia automatiškai iškart formuojami duomenys. Galima suformuotuoti šitą ašį, priskirti į stilių arba, tarkim, padaryti taškuotą, raudoną spalvą ir kažkur dar galima padidinti storį, taip toliau. Čia yra minimali maksimali reikšmė. Tarkim, galima padaryti kokie 300, kad būtų maksimali. Čia kas kiek po ašį, tarkim, galima daryti, kad būtų po 40 eitų. Kas 40, nuo 0, kas 40 iki 300. Čia, aišku, raidės stiliai. Čia numerių formatavimas, tarkim, kad 2 skaičiai po kablelio eitų, tarkim, galima 4 padaryti. Tarkim, jeigu daroma lentelė apie pinigus, galima su šitais, su pinigais daryti, su jų simboliu, su data, laiku, procentais ir taip toliau. Ir čia yra teksto centravimas, ar tai dešinė pozicija, tiesiog keitimas pozicijos. Padarę, spaudžiame OK ir padidinam šiek tiek lentelę, pagriebę už kampo ir matome, kad kas 40 eina 20, plus 60, taip iki pat 300. Ir pagal galim keisti duomenis, tarkim, galim čia padaryti kokius 300 ir automatiškai pasidaro iki grafikų. Šitą darim padaryti 175 kokius ir iš karto automatiškai viskas keičiasi. Pagal lenteles. Galim dabar, pavyzdžiui, pakeisti į tokią diagramą ar tokią ir viskas keičiasi. Aišku, čia dar, kur yra first quarter, tai čia pirmas ketvirtis, tai galima irgi pavadinimus savo atitinkamų sudėlioti. Aišku, čia dar, visur viską galima keisti, galima pačią ašį formatuoti, tarkim, irgi priskirti kokį stilių ir taškavimą, tenais ar bangavimą vos ne. Viską, ką tik norime, tarkim, priskirsim tokį ir iš karto automatiškai pasikeičia. Galima piešti, dar yra legenda, tai pavadinimas, tai čia yra pavadinimas šitų duomenų, tai logika čia dar galima. Dar galima, aišku, legendos duomenys keisti. Čia jos pozicija, ar tai apačioje, ar kampe, ar viršui. Aišku, spalvas ir aišku, galima šitą foną keisti, tarkim, galima kokią nors tekstūrą užpildyti ir legenda automatiškai pasikeitusią tekstūrą ir duomenimis. Toks darbas būtų su lentelėmis Word'e.